Taigi mes pradedame mūsų susitikimą ir prašysime namų šeimininko Arūno Bubnio tarti sveikinamąjį žodį. Labadiena, gerbiami svečiai. Jau 3 metai Lietuvoje minima žydų gelbėtojų diena. Tai šiais kovo 15, kaip žinote, kovo 15 pasirinkta dėl to, kad pirmąją pasaulio tautų teisuolė iš Lietuvos buvo pripažinta bibliotekininkė Ona Šimaitė, kuri labai daug padėjo Vilniaus geto žydams. Tai pagal šitą jos pripažinimo datą yra pasirinkta būtent Lietuvos žydų gelbėtojų diena. Pagrindinis šventimas, minėjimas šitos dienos buvo Vilniaus universitete, Simono Daukanto kiemelyje, kovo 17 dieną. Džiugu, kad mes, mūsų įstaiga Genocido ir rezistencijos tyrimo centras, nelieka nuošaly nuo šių minėjimų ir šiandien suorganizavo diskusiją apie Lietuvos žydų gelbėtojus, vadinasi Lietuvos piliečių žydų gelbėtojų indėlis į žmogiškumo istoriją. Tai noriu padėkoti ir mūsų centro darbuotojams, kurie organizavo šitą renginį. Noriu padėkoti diskusijų dalyviams, kurie dalyvaus šitoje ne visai apskrito stalo, bet vis tiek stalo diskusijoje. Ir džiugu, kad į renginį atvyko ir jaunimo, Švento Kristoforo gimnazijos moksleiviai. Tai matosi, kad jiems irgi rūpi šitie renginiai, ši istorija, holokausto istorija ir žydų gelbėtojų istorija. Tai ir lietuvių namų, taip, moksleiviai taip pat atvyko. Na ir diena tikrai verta minėti, kadangi jau oficialiai 925 Lietuvos piliečiai įvairių tautybių JDVŠ memorialinio instituto Jeruzalėje yra pripažinti pasaulio tautų teisuoliais. Manau, kad tas skaičius nėra galutinis, jis ko gero dar didės, nors labai sunku yra jau praėjus tiek metų surasti įrodymų apie žydų gelbėtojus, kadangi ir giminių, ir vaikaičių, ir jau nekalbu apie vaikus, lieka vis mažiau. Taip pat ir išgelbėtų žydų tautybės žmonių irgi lieka vis mažiau, tik tai vaikai ir vaikaičiai. Taigi sveikinu visus atvykusius į renginį, kurį moderuos mokytojas, kultūrininkas, eseistas Vytautas Toleikis. Tada perduodu žodį jam. Ir tiesa, nepaminėjau dar vieno svarbaus dalyko, kad taip pat renginio metu bus demonstruojama virtualiai Tauro Budzio parengta paroda apie pasaulio tautų teisuolius. Tauras taip pat dalyvauja mūsų renginyje. Manau, jeigu bus klausimų jam, tai jis irgi galės atsakyti ir pasisakyti po diskusijos. Taigi perduodu žodį moderatoriui. Tai labadiena dar kartą, tai maloniai kviečiu dabar visus dalyvius, tai gal jau nesėskit jau. Tai iš karto pradėsime nuo šeimininko, tai aš gal netgi perskaitysiu, kadangi ilgas pavadinimas. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius Arūnas Bubnys. Ir viskas pagal abėcėlę, labai gražiai susodiname. Toliau yra iškilus istorikas Norbertas Černiauskas, yra Vilniaus universiteto dėstytojas, istorikas ir rašytojas beje. Toliau yra mūsų draugas holokausto tyrinėtojas, knygų autorius Rimantas Stankevičius. Taip. Čia yra. Ir Lietuvos žydų kultūros paveldo kelio asociacijos pirmininkas Daumantas Todesas. Tai mes turėsime 2 mikrofonus, tai vienas čia, kitą naudosiu aš ir paskui perdavinėsiu. Tai mes darysime tokį 3 klausimų tokį ratą ir be jokios abejonės yra mintis, kad mes galėtume pradėti nuo tokio, visgi šiokio tokio platesnio konteksto.
Ir tiesiog klausimus ir dalinsiu pagal abėcėlę, labai politkorektiškai, nereikės būti apkaltintų šališkumu. Man atrodo, kad tokia tema, gelbėtojų tema, turbūt reikėtų gal kalbėti su kažkokia šviesa, su tam tikru optimizmu ir ne su dvasingai surauktų veidu. Man atrodo, reikia daugiau šypsotis, džiaugtis, kad mes turėjome tokių žmonių, kad tais ypatingai žiauriais laikais buvo ir šviesos. Ir todėl norėtųsi, kad šita mūsų diskusija, tas pokalbis vyktų tokia ramia dvasia, su džiugia dvasia, nors tokiame kontekste. Ir pirmas klausimas jums, gerbiamas Arūnai, dėl konteksto, kadangi jūs absorbuojate, jūs išleidote daug knygų, jūs žinote geriausiai kontekstą. Ir koks yra Lietuvos kontekstas, kalbant apie holokaustą, ir kaip Lietuva atrodo Europoje. Kodėl Lietuvoje tiek daug buvo holokausto aukų, tiek daug nužudyta žydų, bet iš kitos pusės procentaliai beveik daugiausiai ir gelbėtojų. Lietuvagi gali konkuruoti su Lenkija pagal procentus, kiek turi gelbėtojų. Koks tas Lietuvos kontekstas, kaip jūs jį matote? Manyčiau, kad kiekvienas pasisakymas toks galėtų trukti 5 iki 10 minučių. O jūsų kokios mintis? Ačiū. Na, pats žydų gelbėtojų istorijų kontekstas yra iš tikrųjų labai tragiškas ir liūdnas, nes tai yra holokausto istorija. Ir holokausto Lietuvoje istorija yra ypatingai, sakykime, tragiška, nes jau vien tie nužudytųjų procentai tarp 90 ir 95% nužudytų visų Lietuvos žydų yra turbūt tokie bene patys didžiausi Europoje. Ir čia yra daug priežasčių, turbūt daug samplauka įvairių priežasčių, įvairių faktorių. Žinoma, čia yra svarbiausias, tai yra faktorius pati nacių okupacija ir nacių tokia valstybinė politika, kurios galutinis tikslas buvo išnaikinti visus žydus iki paskutinio visuose okupuotose nacių kraštuose ir nepaisant nei jų tautybės, nei amžiaus, nei lyties, tai yra tautybė žinoma, nei lyties, nei amžiaus, nei politinių priežasčių, visi žydai nacių okupuotose Europos šalyse turėjo būti sunaikinti. Ir čia tas toksai dar kitas dalykas, Lietuva tapo bene pirmąją tokią Europos šalimi okupuota nacijų, kurioje prasidėjo visuotinis tas toks radikalus ir visuotinis žydų persekiojimo ir naikinimo procesas. Ir čia galima irgi galvoti, rasti įvairių priežasčių, čia susipina ir vokiškieji, ir lietuviškieji faktoriai. Ir jeigu kalbėti apie vokiškuosius, tai be abejo yra dažnai, sakykime, galbūt visi žino ideologiją, tikslus ir visa kita, bet yra ir tam tikri, sakykime, vokiečių geopolitiniai tikslai, galima taip pasakyti, kadangi tuomet Lietuva ribojosi, turėjo tiesioginę sieną su nacistinė Vokietija. Nacistinės Vokietijos tikslai Baltijos šalių ir Lietuvos atžvilgių buvo tokie ilgalaikiai tikslai, kad reiškia pašalinti, reiškia išvalyti teritoriją nuo nepageidaujamų kabutėse elementų. Tai pirmiausia, tais nepageidaujamais elementais, aišku, buvo žydai, romai, ir būtent šito rasinių tautinių pagrindų turėjo būti likviduojamos pirmiausia šitos kategorijos žmonių. Tuo tikslu, kad vėliau būtų galima Lietuvą kolonizuoti vokiečiais ir kaip naują Reicho, sakykime, kraštą, kaip kažkada rytprūsius prijungti prie Vokietijos Reicho, prie Trečiojo Reicho. Tai tokie tikslai, tai holokausto radikalumo tikslai Lietuvoje galima sieti ir su nacių, reiškia, tokia geopolitinė ir kolonizacinė politika. Lietuviams taip pat buvo skirtas pagal Ost planą ir kitus vaidmuo toksai nacių požiūrių, apie tik trečdalis lietuvių
buvo tinkami suvokietinimui. Estų buvo tinkama apie 70%, Latvijų apie 50%, o lietuvius laikė nacijų rasių ideologai ir mokslininkai vadinamieji, mažiausiai tinkami suvokietinimui iš Baltijos šalių, tik tai apie trečdalis. Žodžiu, dalis lietuvių turėjo būti, kaip sakoma, ypač tie, kurie, sakykime, buvo daugiau tokių komunistinių, prosovietinių pažiūrų, tai aišku, jie turėjo būti sunaikinti. Dalis perkelti toliau į rytus, į Rusiją, Baltarusiją, administruoti slavų žemės, o jau tie patys tinkamiausi, apie trečdalis, turėjo būti siunčiami į Vokietiją, mokomi Vokietijos universitetuose, auklėjami vokiška dvasia ir, žodžiu, suvokietinimą. Tai, žodžiu, tas, kadangi buvo planai likviduoti, reiškia, apvalyti teritoriją, kuri ateityje po karo jau turėtų būti prijungta prie Vokietijos reicho, tai, žodžiu, tas nepageidaujamų elementų, kaip rašė nacijai, likvidavimas, pirmiausia, turėjo radikaliai paliesti būtent žydų tautybės žmonės. Tai čia galbūt tie nacijų faktoriai. Kitas dalykas yra, kodėl lietuviai gana, ypač įvairios įstaigos ir naciams pavaldus administracinis aparatas ir ypač įvairių rūšių policija. Tai yra ir policijos batalionai, ir viešoji policija, ir tie vadinama pagalbinė policija valsčiuose, apskrityse. Kodėl jie buvo taip irgi masiškai įtraukiami arba įsitraukė į holokausto vykdymą, irgi galima rasti daugybę priežasčių. Čia labai, sakyčiau, tragišką vaidmenį turėjo ir pirmoji sovietinė okupacija, kadangi dalis, sakykime, čia nenori nieko neįkaltinti, neapibendrinti, bet dalis žydų tautybės žmonių, reiškia, įsijungia į tą sovietinį valdžios aparatą, reiškia, vėliau galbūt kai kurie dalyvavo ir trėmimuose, ir dirbo NKVD, NKGB struktūrose. Ir tai buvo, sakykime, toksai psichologinis, galbūt daugiau psichologinis momentas, kadangi nepriklausomos Lietuvos laikais žydų valdžios po 26 metų, reiškia, perversmo žydų tautybės žmonių valdžios įstaigose, policijoje ir kariuomenėje beveik nebuvo. Ir staiga atėjus sovietams jau lietuviai pamato, kad nemažai žydų, ypač miestuose, Kaune ir kituose miestuose, yra įtraukiami į tas struktūras. Ir čia toksai atsiranda, reiškia, toksai tokiom konservatyviom, patriarchaliniam visuomenėm būdingas reiškinys, kad už kai kurių vienos ar kitos tautybės žmonių, reiškia, kažkokius blogus veiksmus, titulinės nacijos, sakykime, atžvilgių, yra kaltinama ne tie konkretūs žmonės, kurie kažką blogo darė, bet apibendrinama visa ir kaltė, kolektyvinė kaltė primetama visai tautai. Žodžiu, tai ir taip, ir po to tas buvo taikoma tuomet, sakykime, lietuviai, daug lietuvių taip mąstė apie žydus, o reiškia, jau sugrįžus sovietams, daug žydų mąstė apie lietuvius, kad, reiškia, lietuviai tai yra tokie žydšaudžiai, masiškai dalyvavę holokauste, žudė žydus, savo kaimynus ir susikūrė tos tokios dvi tokios psichologiniai, tokie etnopolitiniai stereotipai, pavadinkim taip. Lietuviai, dalis lietuvių kolektyviškai kaltina žydus, kad žydai tai čia NKVDistai, komunistai ir visokie kitokie, o žydai kaltina lietuvius, kad jie yra žydšaudžiai. Na ir tie dalykai, dėja, jie aktualūs ir šiandien, ir bent jau to buitiniam lygmenį, aš manau, šitie dalykai gana paplitę ir mūsų galbūt visuomenėje, ypač vyresnės kartos, galbūt žmonių tarpe. Tai kažkuria prasme, aišku, ties etnopolitiniai stereotipai turi pagrindą, nes tikrai buvo ir žydų, kurie kolaboravo su sovietais ir be abejo buvo labai nemažai lietuvių, nes nesaujelė, bet tūkstančiai, kurie vienaip ar kitaip dalyvavo holokauste arba areštuojant,
arba saugant getus, koncentracijos stovyklas, arba netgi dalyvaujant masinės žydų žudynėse, ypač 41 metais vasarą ir rudenį. Tai yra Lietuva galbūt unikalus kraštas ta prasme, kad matome labai du tokius skirtingus, visiškai vienas kitam, reiškia, priešingus polius. Viename polioje, kaip sakau, holokausto dalyviai ir vykdytojai, kitame polioje žydų gelbėtojai. Ir pagal šitas kategorijas Lietuva, manau, įsiskiria bendra europinėme kontekste. Nes ir tas teisinga, ir kad dalyvavo aktyviai holokauste, ir teisinga tas, kad aktyviai gelbėjo ir padėjo žydams. Nes jeigu žiūrėsim pagal tą statistiką, kiek žydų gelbėtojų pasaulio tautų teisuolių tenka bendram gyventojų skaičiui šalies, tai Lietuva, kiek žinau, užima antrą vietą ir nusileidžia tik Olandijai, jeigu neklystu, pagal žydų gelbėtojų skaičių bendram gyventojų skaičiui šalies. Tai yra, tai toks, sakyčiau, yra toks Lietuvos išskirtinumas, ko gero, ir unikalumas holokausto istorijos kontekste. Ačiū Arūnui. Dabar pabandykime pagalvoti apie jau konkretesnį laiką, apie tą pačią baisiausią 41 metų vasarą ir rudens pradžią. Mes žinome, kad čia esantis Norbertas Černiauskas yra parašęs puikią knygą prieš 4 metus pasirodžiusią Paskutinė Lietuvos vasara, apie 40 metų paskutinę vasarą. Jis bandė pasižiūrėti į tą kasdieninį gyvenimą žmonių, jų laiškus, jų dienoraščius, spaudą to meto. Tai klausimas, Norbertai, jums toks, o kokia buvo ta 41 metų vasara, nacijų okupuotoje Lietuvoje, vasaros pabaiga, rugsėjo pradžia, kokia jinai buvo? Jau daug iliuzijų Lietuva praradusi, jau Ambrazevičiaus laikinoji vyriausybė išvaikyta, jau paleista. Vilčių turėti bent vokiečių nacijų protektorato Lietuvos Respublikai kaip ir mažai belieka. Kokia buvo ta vasara žydams ir lietuviams? Ir ypač rugsėjo pradžia. Sveiki visi. Kadangi mokytojas minėjo, kad čia yra nemažai kūdikių, kaip jis sako, iš 2 gimnazijų, tai aš pamėginsiu atsakyti šitą klausimą, pabandyti atsakyti taip netradiciškai, jeigu reikėtų mokiniam išsiaiškinti, kaipgi ten atrodė ta Lietuva, pavyzdžiui, 41 metų rugsėjo 8 dieną, nes iki tol būdavo labai didžiulė šventė, Lietuvoje viena iš 2 valstybinių. Ir štai jeigu mes turėtumėm tokį metodą, kurio neturim ir niekada neturėsim, bet vienas iš mokinių čia esančių galėtų nusikelti į kokį nors miestelį, tipinį Lietuvos miestelį ir pavaikščioti rugsėjo 8 dieną 41 metų. Tai aš rašyčiau tokį scenarijų, kad štai kažkuris iš jūsų nusikelia į miestelį, kur nors Aukštaitijoje. Ir 4 dalykai. Tai pirmas dalykas, ką jūs vaikščiodamas, iš pradžių galvotumėt, kad lyg ir niekas čia nieko nėra, iš pirmo žvilgsnio niekur nepakitė. Gal net ir viena kokia trispalvė kabo rugsėjo 8-osios proga, ūkininkai važinėja laukuose, kažką tai dirba, yra žmonių, atrodytų, kad vokiečių, nežinau, ar pamatytumėt bent vieną. Tai atrodytų, kad pirmas žvilgsnis toks būtų nieko keisto. Nors iš vadovėlio būtumėt paskaitę, kad čia turėtų būti kažkas tai siaubinga. Bet tada antras žvilgsnis, kai būna tokiuose dramatiškuose filmuose, tikriausiai užkliūtų akis, kad dalis to miestelio, ypač kur nors centre, toks tuščias, tušči namai. Nieko nebėra. Jie gal dar atrodo, kad lyg ir nesenai gyventa, bet nėra. Matosi, kad prieš kurį laiką apleisti, jeigu net pavyktų jums užeiti, tai pamatytumėt, kad nėra taip, kad ten per minutę išėjo žmonės ir viskas liko, bet ir nėra taip, kad viską išsivežė.
kažkokie tai tie namai apleisti kvartalai ir gal net pradėtų atrodyti vaikštant, kad net ir didesnė dalis miestelio gyventojų yra žymiai mažiau matosi, negu kad galėtų būti pagal gyventojus, pagal namus. Tai čia jums būtų tokia kaip klaustukas, o kasgi čia atsitiko. Na ir aišku, natūralu, kad jūs vaikštum ir galvot, kas čia yra, kodėl čia apleista yra. Ir pradėtumėt kalbėti su žmonėm. Aš taip spėju, čia aš visiškai esu tik tai skaitęs, ką kiti parašė arba kažkokius publikuotus dokumentus. Spėju, kad visi sakytų, nieko neatsitiktų arba apskritai su jumis nekalbėtų. Ir čia matyt, jums turėtų pasirodyti tai, kas kalbama yra, kas atsitiko per metus 2 režimų, sovietinio ir nacių, kad bendruomenės iki tol gyvenusios dešimtmečius, o gal net ir šimtmečius yra suardytos ir vieni kitais nelabai pasitikė, apskritai nenori kalbėti apie vieni kitus ir apie kaimynus, nes birželio mėnesį vyko deportacija, kur buvo išvežta dalis vietos, matyt, gyventojų, tiek lietuvių, tiek žydų. Tada jau įvyko kiti procesai, apie kuriuos kalbėsim. Žmonės apskritai nenori kalbėti, jie neatsako, kur čia dingo tie žmonės. Na, bet jūs esate atkaklus, klausinėjat ir tada paaiškėja, kad kažkas sako, štai čia buvo, gal šūvius kažkokius girdėjom, kad čia gal išvarė, po truputį taip artėja, toks vejasi kamuolys atsakymų ir galiausiai paaiškėtų, kad visi viską žino. Visi viską žino, kad buvo žmonės surinkti, gal ten vietinis getas buvo trumpam įkurtas, o gal iškart už miestelio prie miško jie buvo ir sunaikinti prieš savaitę kokią ar 2 vasaros pabaigoje. Paaiškėtų galiausiai, kad visi žino ir kas ten konvojavo pavardėm, kas ten dalyvavo, kas atvyko galbūt iš Vokietijos valdžios matė. Visi apsimeta, kad nieks nieko nežino, bet galiausiai jūs taip kalbėdami kažkaip tai išsiaiškintumėt, kad visi viską žino. Galiausiai paaiškėtų, kad kažkas iš tų namų apleistų dar ir daiktų parsinešė, kokių nors turi pasiėmę ir panašiai. Aišku, tas atsakymas, kodėl nieks nežino, jis tęsiasi ne tą dieną mūsų įsivaizduojamo scenarijaus, jis tęsiasi kelis dešimtmečius, nes žmonės arba tiesiog bijojo pasakyti apie tai, arba galvojo, kad gal čia manęs nepalies ir aš geriau nieko nežinau ir užmiršiu ir taip toliau. Tai va tokia atmosfera to miestelio po truputį vertusi. Ir jeigu einant dar toliau, matyt, tie gyventojai ir jūs ten būdamas kažkaip susidurtumėt su tuo, kad su ta nauja realybė, kaip kūriamas jau kito režimo naujasis žmogus. Čia gal jau vėliau, ne 41, gal prasidėtų jau kokiais 2 metais. Čia jau remiuosiu gal vieninteliu šaltiniu archyve aptiktu, nes sakau, skaitau tik kas parašyta, bet netikėtai esu aptikęs keletą dokumentų iš mokytojų suvažiavimo nacių okupacijos laikotarpiu, kur iš viršaus atėjęs raštas, kad mokykloms apsvarstyti mokytojų suvažiavime klausimą, kaip sukurti naują žmogų. Ir ten yra labai tokios instrukcijos, labai, tokios kaip ir paprastos, kaip tu sukursi tą naują žmogų, ideologinės tokios. Tai vienas reikia kalbėti, aišku, tie mokytojai, visi lietuviai, nieks ten jų, kas likę ir po deportacijų, niekas jų nekontroliuoja, ką jie šneka, ten toks protokolas, jis matyti jau aplaižytas. Ir ten yra 3 tokios kaip ir dalis. Pirma dalis, kuo daugiau kalbėti apie bolševikų nusikaltimus, kaip ir natūralu, kas čia įvyko per tą. Antras punktas, kuo daugiau fizinės veiklos vaikams, jie turi būti ten stiprus, tvirti, jau šiek tiek jaučiasi, iš kur ateina vėjai pučia. Ir trečias yra pats įdomiausias, kas yra bendras tiem abiem režimam. Kuo daugiau kalbėkite apie valstietišką, liaudišką kultūrą, dainas, papročius, ten visokius ir taip toliau, bet niekur nėra jokios politikos, valstybės ir taip toliau, tokiam lygmenyje.
Tai reiškia, prasideda kažkokie, kiek tie mokytojai ten vadovavosi, tai čia kitas klausimas, bet vat štai tokią mes turime realybę, o visa kita, ūkininkai dirba, savivalda kažkokia egzistuoja, vos ne ta pati, vokiečių lyg nieks ir nemato ir jeigu tu apsimeti, kad nieko negirdėjai, nieko nematei ir gal nieko neparsineši iš tų namų, tai atrodytų, kad niekas čia neįvyko, bet va čia ir tas yra baisiausias ketvirtas aspektas šitam scenarijui, pabrėžiu, kad čia ne kažkokia realybė, bet kad toj visoji baisioji realybėj, kur visi tyli apie tuos tuščius namus, yra keletą vietų apylinkėse, kur yra slepiami žmonės. Yra gelbėmi žmonės, nežinau, ar pas kokį kunigą, ar pas ūkininką atokiau, bet yra bent porą vietų, kur ta realybė yra visiškai kitokia, tikra realybė. Tai aš kažkaip vyniočiau tą pasakojimą, jeigu bandyčiau pagrysti arba nepagrysti šitą scenarijų. Tai vat tokia būtų ta 41 metų rugsėjo 8-osios realybė. O šiaip provincijai Lietuvos žydų jau kaip ir nebėra, visi sunaikinti yra, bet kaip ir minėjau. Atsiprašau, dar liko dar keliuose miestuose, tai paskutiniai tai buvo mano gimtieji Lazdijai, lapkričio 3 buvo sunaikinti Lazdijų žydai ir Vilkaviškio žydai lapkričio vidury, o ir galų galėjau paskutinis, tai likusios Telšių geto moterys prieš pat kūčias. Tai čia buvo paskutinės žudynių akcijos provincijoje. O Švenčionių getas tai dar ilgiau išsilaikė, taip. Tai vat aš dar noriu pasakyti, kad visi gyvena primestoje arba susikurtoje realybėje, kurioje yra ir pasiteisinimo, ir bandymo užsimiršti, ir baimės labai daug, kas čia bus. Bet ji tarsi, kadangi aplink gyvenimas tarsi kur nors kaimuose tikrai iš esmės jis nieko nepasikeitęs, tai visi bando kažkaip su ta realybė apgaulinga labai dorotis. Bet vat yra tos vietos, esminės vietos, kur yra gelbėjimi žmonės. Tai man atrodo ir tada vat jau galim prieiti prie to konkrečių pavyzdžių ir tai yra pavyzdžiai ne tik konkretus išgelbėjimo, bet yra, kad visada, kad ir kokios situacijos būna, atsiranda žmonės ir mes turime juos, dėl to apie juos ir turime kalbėti, kurie tom primestom realybėm niekada nepasiduoda ir dėl to ir mes kalbame apie kažkokį žmogiškumą ir realybę ir suopratį ir aukščiausių lygių. Taip, mikrofoną dabar Rimantui. Tai Rimanto norėčiau paklausti, turbūt visi matėte jo paskutinę knygą, knyga yra apie Oną Šimaitę ir mes žiūrime kaip į Oną Šimaitę, kaip į mūsų gelbėtojų pagrindinį veidą, pagrindinę ikoną. Mačiau jai pasodintą medį, Jadvašiame, jis tikrai vienas iš tokių jau stipriausių, tokių, matosi, kad seniai sodintas medis, alyvmedis toks puikus ir pačioj pradžioj toj alyvų giraitė gelbėtojams. Tai ką jūs atradote dar naujo, nes jau ne viena knygelė buvo pasirodžiusi, bet jūs vis tiek ryžotės rašyti šitą tekstą, ką jūs atradote, kaip jums atrodo Ona Šimaitė, esate prisidėjęs ir prie jos įamžinimo, ypač prie universiteto lentos, paskui Samuelio Bako gelbėtojai ten šalia, viskas jūsų inicijuota. Kaip jums atrodo iš jūsų perspektyvos žiūrint, kaip atrodo tas dabartinis gelbėtojo veidas ir pagrindinė jo ikona Ona Šimaitė? Jo, dėkui labai. Iš tikrųjų, Ona Šimaitė Lietuvoje ilgus metus buvo mažiau žinoma negu pasaulyje. Čia toks paradoksas. Kodėl taip atsitiko? Nes jinai nuo 1941 metų rugsėjo mėnesio iki 1943 metų balandžio mėnesio turėjo galimybę įeiti į Vilniaus getą, bendrauti su Vilniaus geto gyventojais, su daugeliu žmonių, kultūros žmonių ir nemažai iš kurių liko gyvi. Vėliau atsidūrė Izraelyje, Prancūzijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir kada
prasidėjo publikacijos apie karo metus Vilniuje, pavyzdžiui, Suckeverio ar Dvoržeckio 46-47 metais. Ten būtinai buvo Ona Šimaitė kaip šviesulys, vienas iš ryškiausių šviesulių. Vėliau 1957 metais pasirodė labai reikšmingas darbas Vebravas Kypes, kur atskiras Friedmano, knyga, kur atskiras skyrius skirtas Onai Šimaitai pavadintas Moters širdis. Ten buvo ir iš kitų valstybių žmonės, kurie gelbėjo, bet būtent iš Lietuvos buvo Ona Šimaitė. Taip kad ir jinai toliau palaikė ryšius su tai žmonėm, kurie buvo išgelbėti ir kurie ir vėliau garsino jos vardą pasaulyje. O 1953-1956 metais Ona Šimaitė gyveno Izraelyje. Ir kaip jinai rašė savo dienoraštį ir paskiau buvo paskelbta kitur, jinai buvo sutikta kaip karalienė. Čia buvo didžiulis žydų dėkingumas už tą žmogiškumą, už tą moralinę didžiulę paramą, kurią jie jautė būtent Vilniaus gete. Ir jinai irgi šitą pastebi, kad net jis turėjusi malonų susitikimą su Izraelio prezidentu ir jisai irgi pažymėjo apie jos didybę. Ačiū. Turbūt galima dar pridurti, taip netikėtai prisiminiau, kad Onos Šimaitės gimės kapo neturime, ar ne? Neturime kapo ir kapo neturime todėl, kad Ona Šimaitė savo kūną užrašė medikam, chirurgam. Įsivaizduojat? Jinai norėjo būti naudinga net po mirties. Čia nepaprastos motyvacijos žmogus. Taip. Ir turiu jos dienoraštyje, prisimenu įrašą, kaip jinai džiaugiasi, kad pagaliau sutvarkė 69 metais klausimą dėl to, kad jos kūnas bus priimtas į medicinos institutą, jau jinai rami viduje, kad galima mirti. Va. Taigi dabar pereiname jau iš, čia Vilnius, čia yra Vilniaus erdvė, Vilniaus getas ir kaip žinome, kad Ona Šimaitė buvo bibliotekininkė, jinai sugalvojo tokią legendą, kad daug žydukų pasiėmė knygas, pateko į getą ir jie reikia tas knygas išžabravoti, grąžinti atgal į biblioteką. Jinai turėjo leidimą, galėjo bet kada ateiti į getą, tokiu būdu vaidindama, kad ieško nuskaitytų knygų. Pradinis stimulas buvo būtent rektoriaus Mykolo Biržiškos. Jisai turėjo keturis gabius studentus, kurios matė, kad iš jų išaugs dideli talentai. Ir jisai būtent prašė, kad būtų padedama jiems. Ir būtent sugalvojo tą būdą, kad pretekstas eiti rinkti knygų į getą, kurias negrąžino ar tai studentai, ar net profesoriai, kurie atsidūrė gete. Taip, pirmas stimulas, kaip ir interviu, kuris yra čia, galima išgirsti, jeigu kas turės tą knygą. Būtent jinai pati apie tai kalba. Taip ir smagi tokia asociacija, be abejo detalė, kad Mykolas Biržiška vadovavo Lietuvos žydų draugijai prieš karą. Tai irgi žmogus buvo su labai aiškiom vertybėm, labai aiški buvo motivacija, labai aiški skalė. Dabar nusukime truputėlį žvilgsnį į Lietuvos kaimą. Daumantai, jūs gerai žinot Straupių istoriją, Izraelą ir Lybą, Blataitės, neįtikėtino temperamento, neįtikėtino širdies gerumo moteris išgelbėtos Straupių.
Ir kas man be galo brangu yra Šarnelės kaimas, Mačernio gimtinė. Truputėlį apie tą istoriją, man atrodo, būtų šitai auditorijai labai tikslinga šį bei tą išgirsti. Truputėlį norėčiau išplėsti, kalbėsiu ne tik apie Straupių šeimą. Jūs turite tam teisę. Ačiū. Iš tikrųjų, kada mes dėkojame gelbėtojams, mes dažniausiai dėkojame ir visam kaimui. Nebuvo tiek daug visokių išorinių dirgiklių, tiktokų ir visokio šlamšto. Ir žmonės matė, kaip aplinkui gyvena. Ir nuo nieko nepaslėpsi, kad jeigu 5 žmonių šeima per mėnesį sunaudoja 3 maišus miltų, tame yra kažkas tai keisto. Ir tie maži vaikai irgi matė, kad jeigu mama eina į vištidę vietoj to, kad pastumti tą vaiką ir sakyti, klesint vištų, o pati su kibiru ir grįžta tuščiu. Jie irgi matė. Tai mes dėkojame ir visai šeimai, ir dėkojame ir visam kaimui. Konkrečiai su Straupiais taip ir būdavo. Jie turėjo giminių, kurie buvo susijęs su policija ir jie ateidavo įspėti, kad bus ablava. Aš net lietuviškai tokio žodžio nežinau. Ablava įėjo į lietuvių kalbą kaip visiškai naudotinas terminas ir kiekvieną kartą... Gaudynės. Ir kiekvieną kartą reikėdavo rasti kažkokį tai sprendimą, kaip paslėpti tos žmonės, išgelbėti 25 žmonės. Ir ne tik ir Pauskų šeimos. Tai buvo ir, atsiprašau, ne tik Straupių šeimos, tai buvo ir Kerpauskai. Tai buvo ir Boleslavas, nors jis visada prašė vadinti Donatų Stulpinas. Tai buvo Dausinienė, Zuzana ir Stanislava, apie kurią čia irgi neužsimenam. Pagaliau net tokia legendarinė Lietuvoje katalikiška asmenybė, kaip vyskupas Vincentas Borisevičius. Jis yra iš tikrųjų padarė vienu savo sakiniu išgelbės Lybą Blataitę. Kada jo prie pat artėjant Sovietų armijai, kažkas iš kaimynų, ne visi kaimynai vienodi buvo, pasakė, kad pas ten gyvena Židalkaitė, o Lelka Lyba, jinai buvo juoda garbanota, tipiška, su nieko nesumaišysi, tokia žydiška Ester gražuolė reta, atėjo ir paėmė. Ir tada Borisevičius išsikvietė tuos jau apsaugininkus ir pasakė, kol tiksliai nenustatysite, kad tai Žydaitė, nedrįskite judinti net pirštų. Dausinienė neišleido vienos Lelkos į kalėjimą, jinai nuėjo ir atsisėdo 2 savaitėm kartu. Per 2 savaitės surinko, ką reikia kyšiui, davė kyšį, išleido, liko gyva. Vat atrodo, vieno žmogaus žodis gali išgelbėti ir gali nužudyti, be jokios abejonės. Izraelą gimusi yra Rusija. Visi stebėsi, kaip čia galėjo būti 42 metų rugpjūtį, vat gimsta vaikas žydų šeimoje. Iš tikrųjų, Telšių getas buvo turbūt paskutinis, kurį naikino, o tėvai Blatai, Mauša Blatas ir Mirjam Todesaitė Blatienė, buvo abu gydytojai. Ir gydytojus saugodavo, nes buvo infekcijas, buvo lygos, reikėjo, kad kažkas tai saugotų. Ir sėdėjo dar daug žydų, tame tarpe daktaras Kaplanas jaunas, ir buvo dar tokių faktorių šeima, o Straupis iš visų šitų žydų pažinojo tik faktorių, nes jis augindavo arklius, o faktorius prekiavo arkliodom. Ir kada Straupis pamatė, kas vyksta, jis pasakė, negaliu leisti. Paėmė faktorius ir faktoriai sakė, yra dar. Ir tai pasidarė 25 žmonės. Ir kada mes 16 metais atininginėjome pirmą Lietuvoje pasaulio tautų teisuolių gatvę, tai iš tų išgelbėtų 25 žydų buvo virš 200 gyvų palikonių. Buvo skirtingi gelbėtojų motyvai, daug kas sako, kad gelbėjo už pinigus. Žiūrėkime į tai absoliučiai teisingai. Išmaitinti 2 ar 3 žmonės, kurie nedirba, niekaip negali dalyvauti ūkyje.
Lietuva nebuvo tas kraštas, kur bananai augdavo ant žemių. Reikėjo tam lėšų. Ir aišku, tie žydai, kurie turėjo kažkokį tai savo turtą, ten tikram pavidalė nebeverčiais papirgaliais, jie atiduodavo, kad būtų ką keisti ir būtų už ką valgyti. Tai nereikia priimti, kad buvo kažkoks tai merkantilinis toksai momentas. Tai buvo iš tikrųjų išgyvenimas. Aš ne pats kalbėjau, Izraela man pasakojo, kad kažkaip tai vakaruojant pastraupius, o ten buvo daug vaikų pastraupius ir buvo vyresnė sesuo Birutė, kuri buvo 303 metų gimimo, buvo Juozas 40 metų gimimo. Tai vat Izras su Juozu, ačiū Dievui, Juozai duok tau 120 metų, jie užaugo kartu. Vat toj kūdikystėje karo metais. Vienas gimė, kitam buvo 2 metai ir tai buvo chebra kompanija. Ir ta meilė, ta draugystė išliko. Bet labai ilgai galiu apie tai kalbėti, bet bijau, kad netilpsiu į reglamentą. Ačiū. Tai mes taip per daug nespaudžiam, nes laiko mes šiek tiek turime. Taip, tai dabar mes kalbame apie konkrečius žmonės, išgelbėtus, kalbame apie gelbėtojus. Arūno reikėtų lyg ir paklausti, kiek mes turime literatūros? Mes turime daug literatūros, mes turime labai solidžių knygų, 500-600 puslapių, Kruko dienoraštis vien ką reiškia perskaityti, ar ne? Jūs beje, jūsų centras ir išleido Kruko dienoraštį, čia tikras paminklas bibliofilams ir istorijos mylėtojams. Kaip jūs manote, literatūros mes turime jau pakankamai ir ką daryti, kad knygas leidžiame, ale neskaitom, kaip vienas yra šmaikštus istorikas pasakęs? Na, aš gal nekalbėsiu už visą Lietuvą, gal daugiau tik tai apie mūsų centro išleistas knygas. Dažnai mums, ypač užsieniai, prikaišiojama centrui, kad mes esame holokausto neigėjai arba revizionistai. Tai aš manau, kad galbūt iš dalies tai yra tiesa, bet tik tai nebent iš dalies, nes mes iš tikrųjų holokaustą tyrinėjam ir leidžiam tą temą įvairias knygas. Tiesa, mūsų pajėgos yra labai nedidelės. Galėčiau tik tai dabar pasakyti, kad nacių okupacija ir holokausto pas mus centre tyrinėja tik vienas istorikas, aš jį labai užjaučiu, kad jam tenka toks milžiniškas krūvis, tai yra daktaras Alfredas Rukšėnas. Alfredai, ačiū tau už tavo didžiulis darbas. Tai nuo to, kai centras buvo įkurtas, čia daugiau kaip prieš 30 metų, 92 metais spalio pabaigoje, tai žydų gelbėtojams taip pat buvo skiriamas nemažas dėmesys. Ne tik centro istorikai rašė tas knygas, bet mes pasitelkdavom ir kitų įstaigų autorius, kaip pavyzdžiui Rimantas Stankevičius išleido šitą knygą mes išleidom Rimanto Stankevičiaus knygą apie Oną Šimaitę. Čia matot, yra knygos ir lietuvių, ir anglų kalbomis, kurias centras išleido per daug metų. Tai galiu pasakyti, kad čia, žinoma, tik tai dalis tos, kas visoje Lietuvoje išleista. Esu matęs, tikrai yra labai daug. Tai man atrodo, kad dėmesio skiriama ir leidybai nemažai. Klausimas, kiek žmonių jas skaito. O čia yra toks esminis klausimas. Ar tos knygos suranda masinį skaitytoją ar ne? Čia yra daug dalykų, dėl priežasčių, dėl kurių, sakykime, ta skaitytojų auditorija yra, ko gero, tikrai nedidelė. Šitų knygų skaitytojų auditorija, aš manyčiau, nedidelė. Galima ieškoti, daugiau dėmesio reikėtų turbūt skirti pristatymui knygų,
televizijos laidose ir kai išeina nauja knyga, tikrai ją reikėtų, kaip sakoma, reklamuoti stipriau galbūt ir ne tik knygų mugėse, bet ir daryti tiesiog ir tokius teminius kažkokius vakarus ir pristatymus. Reikėtų tų jau ir įgarsinti knygos, kaip dabar jau yra nauja mada, įgarsinti knygas, kur, žodžiu, tau nereikia būtinai priklausomai kažkur patalpoje būti ten ir kažką skaityti, ten per ausinės gali klausyti visą tekstą ir kitą. Na, reikia daugiau reklamos ir aišku, rašytinis spaudintas žodis šiais laikais nėra dėja populiarus. Tai aš tai įsivaizduoju, kad viena išeičių tai yra menas, tai yra grožinė literatūra ir kinas. Reiškia, visas tas istorijas gražias, kurių yra labai daug, galima būtų kažkaip tai kurti filmus. Aš nežinau, ar apie Oną Šimaitę yra filmas ar ne. Turbūt, matot, toks didvyris, toks žmogus ir mes neturime filmo apie ją. Tai manau, kad iš tikrųjų yra kas veikti ir per meną, per vaizdus galima tikrai pasiekti didesnę auditoriją negu per spausdintą žodį, ko gero. Taip. Ir parodos, žinoma, parodos, ačiū Taurui, tikrai manau, kad parodą yra žymiai paprasčiau aplankyti ir pamatyti ir susipažinti, negu perskaityti ten 300 puslapių knygą, ko gero yra paprasčiau. Taip, aš buvęs vienoje kitoje Tauro parodoje, atsiprašau, tą tiesiog praleidau iš galvos Taurai, atsiprašau tavęs viešai. Bet iš tikrųjų parodos daro didelį poveikį, reikia pasakyti, ir svarbiausia turbūt Tauro žygis, ko yra ypatingas, kad jis, mes apie jį kalbam, jis čia sėdi, kad jis iš tikrųjų išjudino mūsų miestelius. Įsivaizduokit, atvyksta kažkoks tai keistuolis, klausia, o čia kur tas kapas galėtų būti ir panašiai, ir paskui pritvatina tą specialų tokį, reiškia, inkliuzą, reiškia, kad čia yra gelbėtojas. Fantastiškas darbas, reiškia, ką gali vienas žmogus padaryti, įsivaizduoti, vienas su savo iniciatyva. Jis tikrai išjudino visą Lietuvą ir gelbėtojų klausimą labai iškėlė, visai kitą lygmenį perkėlė. Tai čia yra neįtikėtina ir tokia ir sėkmė, sakyčiau, ir mes džiaugiamės jo sėkme visi. Klausimas būtų, vėl mes grįžkime per tą, kas mums yra svarbu, pristatymas, svarbu yra žinoti, jausti, matyti, kad tai yra svarbu. Vėl noriu grįžti prie Norberto ir reklamuoti jo antrąją knygą Fado, reiškia, trumpa neįvykusi Lietuvos istorija. Tikrai Norbertas Černiauskas turi tą Dievo dovaną, jisai sužadino vaizduoti savo intelektualumu, savo rastais archyviniais duomenimis. Čia yra alternatyvi Lietuvos istorija ir tavo šitoje istorijoje yra Lietuva yra su nesunaikintais žydais, nes Lietuva nedalyvauja antrajam pasauliniam kare, jinai neokupuota, įvyksta tas stebuklas Lietuva neutrali ir ten veikia ir Maccabi komanda futbolo ir panašiai. Kaip tas metodas padeda suvokti netekties mastą. Alternatyvi istorija kaip metodas, galintis parodyti, kokie klaikumai įvyko Lietuvoje iš tiesų. Čia teisingai buvo pastebėta, kad kartais gali mums atrodyti, kad štai pasirodė viena knyga ar dvi, ar paroda surengta buvo ir tai turėtų jau kažkaip tai nuvilnyti ir palikti įspaudą. Tai netgi žydų gelbėtojų tema rodo, kad kiek čia reikia įdirbio. Čia gal net pirma ar viena iš kažkurių knygų, kuri pasirodė prieš ketvirtį amžiaus, po truputį pasirodė daugiau, kažkas pradėdavo kalbėti, Ona Šimaitė. Paskui Gaono muziejus išleido visą seriją knygų. O, yra. Taip, tai dabar prieš 3 metus buvo ta kovo 15-osios data, jau tarsi jau. Tai ketvirtis amžiaus darbo
galima sakyti, kad gal čia daugiau reikėjo, būtų greičiau, bet dažniausiai taip nevyksta su atmintim ir čia reikia daugybės darbų. Tik dėl kovo 15-osios noriu pasakyti, kad čia yra tokia ideali Lietuvos didvyrių diena, sakyčiau. Sutampa, aišku, visiškai sutapimas, čia nieks nieko apie tai nepagalvoja, bet man tai yra labai gražu. Ona Šimaitė ir Lietuvos žydų gelbėtojų diena, nes jai buvo suteikta tas vardas kovo 15, taip suprantam, nuo to mes atsispiriam. Tikriausiai šitoje auditorijoje visi irgi žino, kieno gimtadienis yra kovo 15. Kad Jono Žemaičio Vytauto gimtadienis yra tą dieną. Tai man atrodo, va štai yra dvi vos nekertinės asmenybės, kurios parodo, kaip per baisiausius laikus mes galime išlikti su visų savo žmogiškų veidų. Tai labai tas sutapimas yra gražus. Tai va, o apie alternatyvę istoriją, čia daug yra kitų detalių, bet būtent kalbant apie futbolo komandą Maccabi, kurią gerbiamas mokytojas paminėjo, pradėti svarstyti apie tai, kaip būtų atrodžiusi mūsų visuomenė, jeigu mes būtumėm turėję visus savo Lietuvos žydus, aš apie ją pagalvoju, bet man šiek tiek ji yra tokia, kaip čia pasakyti, tai yra tokia didelė tema, kad nesinori tai bet kaip prikišti čia pirštų ir pasvarstyti į kairę ir į dešinę. Dėl to aš ir pasėmiau tokį labai netikėtą ir saugų būdą, tiesiog futbolas, tiesiog ir kodėl ta Maccabi komanda čia žaidžia, kodėl toks palaikymas didelis, tarsi net nevesdamas tos linijos, kad čia, pasižiūrėkit, bet pasąmonėje tada kažkaip susimastai. Maccabi komandas, o Maccabi komanda tai yra tik tai viena iš milijono detalių mozaikoje visos kultūros Lietuvos žydų, kurią mes praradom ir kuri galėjo vis eiti į priekį. Tai čia toks gal netikėtas pabandymas prisiliesti ir per tokį mažą momentą sukrėsti mąstymą, pasvarstymą iš kitos pusės, kad dar kartą susimastytumėm štai, kiek mes netekom šitos nelaimės metu. O kita, tai aš susimastau visą laiką, čia per pirmą pasisakymą šiek tiek pasisakau, kai važinėju per Lietuvos miestelius su kokiais nors projektais ir ten dažnai susitinku su bendruomenėm. Ten kalbama apie istorinę atmintį, kaip čia kiekviena vietovė galėtų ją atgaivinti, kokie čia receptai galėtų būti, kas veikia, kas ne. Tokia lokalios istorija. Ir tu matai, kad realiai kai kurios Lietuvos vietovės nuo 41 metų taip ir neatsigavę, nes jos taip ir nesugebėjo užsiugdyti miestelėnų. Žmonių yra, suvažiavo, kažkas gyvena, bet miestelėniškos kultūros taip ir nėra. Tai dažnai aš ir sakau, kad bent jau tada mes turime miestuose ir miesteliuose skirti dėmesį tam atminimo aspektui. Pagerbkime jūs kaip miestelis X, pagerbkite savo miestelėnus, kurių nebėra. Prisiminkite, kas čia šitose trobose centre gyvena, bent jau žinokite maždaug. Tai čia va toks aspektas. O dėl žydų gelbėtojų dienos, tai man atrodo ir gelbėtojų, kad jau yra įvykęs toks gerasis lūžis. Nes jeigu mes prieš 10 metų iškeltumėm šitą klausimą ar prieš 20 Lietuvos žydų gelbėtojų, tai jis dažniausiai būdavo minimas tokiam kontekste, kažkas išmeta, o štai Lietuvoje nužudyta daugiausiai žydų procentaliai Lietuvos žydų Europoje. Tada iškart kita pusė. O mes daugiausiai ir gelbėjom. Tai tarsi šita tema rūpėdavo tik tai kaip atsakas prieš tą kitą klausimą. Šiaip nelabai įdomu, bet kaip atsakas tai galim kaip kozerį tokį atmušti. Tai dabar aš jau matau, kad tai nėra tik atsakymas. Jau pradeda rūpėti, ypač gal Vilniuje ir aplink, jau pradeda rūpėti kaip tiesiog labai svarbus klausimas istorijai, o ne kaip kažkoks tai ant svarstyklių čia mes padėkime, kas čia kiek išgelbėjo, kas dar kažką padarė. Tai čia, man atrodo, yra labai jau geras lūžis, bet dar, aišku,
daug dirbti, Rimantui dar Taip. 10 knygų parašyti. Jeigu galima, aš truputėlį norėčiau papildyti. Jūs labai teisingai pastebėjot, kad apie tą skaičiavimą žudančiųjų ir gelbėjusių. Tai šita kova vyksta nuo 1947 metų pabėgėlių stovyklose. Taip, dipukų stovyklose. Buvo pareiškimas apie tai, kad Lietuvoje buvo labai žiauriai žudyta žydai. Tada intelektualai, kurie buvo Lietuvos, pradėjo martirologiją rinkti, kas jums žinoma apie gelbėjimą, ir kita pusė, kas jums žinoma apie žydų padarytas skriaudas Lietuvai. Ir šita tendencija paskiau persikėlė už Atlanto ir Amerikoje kaltinimai per spaudą lietuviams apie 60-70 metus. Ir tada iš lietuvių pusės vienas iš būdų buvo būtent pradėjo rinkti medžiagą apie gelbėtojus. Tai vat, ta knyga Išgelbėję pasaulį yra iliustracija būtent šito. Iš tų publikacijų daugiausiai rinkta, aš atsimenu. Putnamio archyve būtent Domas Jasaitis buvo surinkęs medžiagą išleisti apie gelbėtojus, bet dėja jisai numirė ir jo ta medžiaga visa liko ilgai dulėti archyve. Bet būtent tas tikslas buvo kaip gynybinė pozicija. Dabar grįžtant ne prie gynybinės, bet turbūt, manau, čia susirinkusiems žmonėms gali būti, vis tiek turėtų būti įdomu, aš taip spėju naiviai galbūt, gelbėtojų socialinis portretas, ideologinis portretas, kokie tai buvo žmonės, sakykime, aš kaip siūlau, reiškia, apmąstyti, svarstyti, tarkim, Kutorgienė, Ladigienė, Binkienė, tarkim, toks variantas, arba Šimaitė. Visiškai skirtingų ideologijų žmonės. Koks galėtų būti jūsų komentaras? Kaip jūs galėtumėte taip preliminariai, bent jūs prie šitos temos esate nemažai prisilietęs, bent preliminariai, kaip atrodytų, kokios, ar bent kažkokios proporcijos gali egzistuoti? Koks yra bendras vardiklis gelbėtojų apskritai? Čia kiekvienam klausimas iš jūsų. Atsakymas yra labai paprastas ir labai sudėtingas. Paprastas tas, kad kiekvienos iš tų moterų, apie kurias jūs paminėjot ir nepaminėjot, vienokia ar kitokia prasme yra visos apeliavo apie širdį, apie sąžinę, kitaip negalėjusios elgtis. Tai buvo tiek Binkienės, tiek Šimaitė negalėjo žiūrėti, kaip tenais kenčia žydai gete, tiek Binkienės irgi Ladigienė tas pats. Visų vardiklis yra tas pats. O apie būtent tas pažiūros, tai pavyzdžiui, Ona Šimaitė tai buvo kairioji stipriai. Ir aš radau valstybiniam archyve, kad jinai buvo sekama ir jinai traukta į tų žmonių, kurie sekami, reiškia, 642, kiek ten buvo. Būtent tai sekama dar Smetonos laikais. Smetonos laikais, 30, taip, jinai socialistų revoliucionierių. Jinai eserė buvo. Taip. Tai va, tai jinai buvo ir pasiekė, 33 metais buvo padaryta krata, nieko įtartino tokio nesurado, tik tai ten eilėraštį tokį ir literatūrinė gazeta rusų kalba ir užrašų knygutė, taip kad, bet sekimas ir toliau tęsiasi. Tai... O Stefanija Ladigienė sovietų NKVD areštuojama ir išvežama į Sibirą. Taip, Ladigienė taip, kuri buvo 26-27 metų Seimo narė, jauniausia Seimo narė buvo. Taip. Taip, klausimas Daumantui. Jūs gelbėjot medinės sinagogas.
Ir jūsų, reiškia, ta maniakiška akcija, tas tiesiog neįtikėtinas įkarštis, fotografuoti jas griūvančias, paskui daryti tų griūvančių sinagogų fotoparodas didžiulės, vežioti jas po Lietuvą, po pasaulį. Ir staiga visgi po šitiek metų įvyksta stebuklas. Turime Pakruojo sinagogą, turime Kurklių, turime Alantos, Žiežmarių, teisingai, netoli mano sodybos. Va, tai, begalinė kantrybė matyti visgi kažkokią rezultatą gali duoti. Jeigu tu nuosekliai kalsi, kaip tas genelis, reiškia, ir kirmeliuką kažkokį ištrauksi iš to medžio. Kaip sekėsi tos kirmeliuko paieškos? Iš tikrųjų, aš turiu skirtą holokaustui kitą parodą, kuri vadinasi Svetimas skausmo nebūna. Tai yra ukrainiečių menininkės Natalijos Gerasimenko piešiniai skirti Mašos Rolnikaitės biografijai. Savo laiku, kada darėm dokumentinį filmą apie Mašą Rolnikaitę, kaip užsklandos tarp atskirų temų, buvo sugalvota, kad turi būti piešiniai, po to nepanaudojame. Vat ir tie taip jau, kadangi aš dalyvavau kuriant tą filmą, įsigijau visą šitos piešinius jos. Maža to, dar nusipirkau, net negaliu pasakyti, nusipirkau, praktiškai gavau dovanų iš Dovilės Dagienės 6 nuotraukas iš augalų atmintis. Ir padariau tokią mažytę parodą skirtą va tam baisiam laikui. Ir su tą parodą aš paprastai dalyvauju mokyklose, nes, vat, kaip jūs teisingai sakėt, 400 metais pasimatė žydai valdžios organuose, o tai buvo labai tragiškas laikas. Pas valstiečius nacionalizavo žemę ir gyvulius, kas turėjo jų daug. Iš žydų atėmė jų prekybos taškus, bet yra mažas paradoksas. Valstietis eidamas per lauką žino, kad iš jo atėmė, o atėjęs į parduotuvėlę jis mato tą patį žydą. Kadangi tie okupantai nemokėjo prekiauti ir sakė, dabar čia ne tavo, tu vedėjas. Vat sustatyk apyskaitą, atsiskaityk, kad visas prekės būtų, tai viskas čia nebe tavo. Bet maža to, dar tas žydas turėjo sąsiuvinį. Jaunimas turbūt nežino, kas yra pirkti ant pieštuko. Neturiu pinigų, ateinu pas savo žydą, jis man duoda, ko man reikia, gavau pinigų, atėjau, sumokėjau. Sąsiuvinys liko. Ir atsirado ta visa propaganda, kuri buvo varoma, jinai staiga įgavo tokį realų pagrindą, tuo labiau, kad tie NKVD vaikščiojo su žydų jaunimu, nes jauni žydai mokėjo rusų kalbą, o okupantai nemokėjo lietuvių kalbos. Bet niekas neužduoda klausimą, iš kur tie žydai mokėjo rusų kalbą, nes mažai kas žino, kad 1915 metais iš Kauno gubernijos buvo ištremta 160 000 žydų. Iš mano senelių giminės, iš 30 žmonių ištremtų, į Lietuvą grįžo 5 suaugę ir 2 vaikai. Kiti liko tenais, moteris ištekėjo, kažkas, tai niekas nežinojo, kas su ta Rusija bus, visi tikėjosi kažko tai. Ir už tai šiaip žydų krautininkas turėjo mokėti bent 5 kalbas, reikėjo eiti pas Lenkų poną, kadangi ponai skaitė, kad Lenkų kultūra aukštesnė, lenkiškai kalbėti, su pristavu kalbėti rusiškai, namuose gauti velnių nuo mamos jidiš kalbą, sinagogoje moki, nemoki, turėjai hebrajiškai kažkiek tai suprasti, o valstiečių, kad pirkti ir parduoti, reikėjo ir lietuvių kalbos. Ir va tas daugia kalbiškumas, aišku, tiem jauniem žmonėm padarė naujas perspektyvas, sakė, tu čia valdysi, tu būsi tvirt. Nu kas iš mūsų jaunas nenorime valdyti, būti tvirtu ir matyti tą visą dangų žvaigždėtą ir plaukti pieno upėmis ir kramtyti Kisieliaus krantus. Ir visą tai sudarė visą tą baisų foną, kad atsirado šitas begalinis naikinimas. Dėl sinagogų. Pasaulis turėjo daug įvairių sinagogų, bet tame tarpe nedaug medinių, nes medinė sinagoga yra neturto požymis. Be kita ko ir gamtos požiūris, nes labai daug Lietuvoje buvo taip vadinamų vasarinių sinagogų. Pakruojo sinagoga vasarinė,
Kurklių sinagoga buvo vasarinė. Tai yra Žiežmarių sinagoga, tarp kitko, irgi praktiškai buvo vasarinė, kadangi ten nebuvo šildymo. Tai jeigu pasaulyje dabar yra likusių 20 medinių sinagogų, tai iš jų 15 yra Lietuvoje. Žinau, lankiau vieną pastatytą Babi Jar, pastatytą medinę sinagogą knygos pavidale. Vieną pastatė Kaplanas iš Rietavo, Pietų Afrikos Sąjungoje. Pagal mane dar 2 yra Latvijai. Visas likusias yra Lietuvoje. O dėl mūsų tokio konservatyvumo, mūsų sinagogų konstrukciniai sprendimai atsilikdavo nuo šio laikinio madų ar tendencijų maždaug 100 metų. Tai žiūrėdamas į 19 amžiaus sinagogą, kaip jinai pastatyta, tu galėjai matyti 18 amžiaus architektūros požymis. Konstruktyvus. Ir čia aš turiu padėkoti Alfredui Jomantui iš departamento, kada jis man parodė 5 sinagogų nuotraukas. Tuo metu 5 ir aš jas pamačiau ir pas mane buvo jausmas, kad čia yra nuotraukas, kurias uždės ant tų kapų, kai jau tu visai sinagogų neliks. Ir pavadinimas tos parodos Kadišas Lietuvos medinėms sinagogom atsirado grinai dėl sėdos. Kada pradėjau fotografuoti, paprašiau Eugenijų Bunką nuvažiuoti, jam artys padarė labai gražias nuotraukas, ta sinagoga pakrypusi, sukežusi, su linais pririšta, o rugsėjo mėnesį negriuvo. Kadišas tai yra malda užmirusis. Ta paroda tuo metu turbūt buvo vienintelė, pirma ir labai tokia reikalinga. Jinai davė savo pėdsaką. Po šitos parodos visos medinės sinagogos, kurios nebuvo privatizuotos, o kelios dėja buvo privatizuotos, tapo Lietuvos kultūros paveldo objektais. Yra tokios sinagogos, iš kurių nieko negali padaryti. Tai yra Zarasų sinagoga paversta 4 butų namų. Tai yra Troškūnų sinagoga paversta 2 butų namų, kur viskas sunaikinta. Lampėdžio sinagoga, kuri paaiškėjo, kad tai buvo sinagoga tik pradėjus ardyti kepyklą, kuri veikia nuo pokario metų. Yra sinagogų, kurios išsisaugojo dėl to, kad buvo reikalingos ūkininkų, o Talantos sinagogoje, kaip karo metu buvo sušaudytas stogas, taip ir liko tos skylės. Tai kai ten šeimininkas, kuris tam kieme gyvena, grūdus dėdavo, tai jis brezentą užmesdavo. Jeigu savo dviratį statydavo, irgi brezentą užmesdavo, bet kitoj vietoj nereikėjo. Ir tai sinagogoje pusė buvo bulvių sandėlys, o pusė buvo trąšų sandėlys. Patikėkit, ten, kur buvo trąšos medis, oi kaip išsilaikė, o kur bulvės supuvo. Kodėl man to reikėjo, aš net negaliu pasakyti. Žinot, aš čia, kai mes kalbam apie gelbėtojus, tai kada tu matai skęstantį žmogų, kažkas tai šoka į vandenį ir įgelbė. Kitas ieško telefoną paskambinti policijai, kitas šaukia, kur gelbėjimo ratas, kas per tvarką, valdžia nepadėjo gelbėjimo rato. Tie, kurie šoka į vandenį, jie ir buvo gelbėtojai. Tas pats Juozas Straupis sakė, aš negalvojau, kad tiek metų tai truks. Tai truko ilgai. Tai buvo didvyriškumas. Aš žinau žmonės, jie man pasakoja, kurios pasibeldavo žydai, vaikai ir prašydavo priglausti, duodavo duonos, duodavo maistą, bet sakiau, priimti negaliu. Dėl įvairių objektyvių priežasčių, čia nieko negali teisti ar kaltinti. Priimti žydų vaiką, priimti žydą, reiškia priimti ir žydo galimą likimą. O tas likimas praktiškai buvo numatytas. Vat per paskutinę ablavą Šarnelės kaime, kada buvo aišku, kad viską išardys, pasakė, dabar reikia bėgti ir pasislėpė pas Žemaičių Kalvarijos kleboną. Įleido. Vaikus ir moteris įsileido be jokio, net neklausdamas, o vyram pasakė, krikštykitės. Amžinatilsi mano dėdė iki mirties negalėjo savo šito atleisti, kad jis norėdamas iš savo gyvybę pasikrikštijo. Nors, pagal judaizmą, jeigu tu priėmė kitą religiją, tu nebe žydas, bet jeigu tu priėmė, kad išgelbėt savo gyvybę,
judaizme nėra didesnės vertybės už žmogaus gyvybę. Vat kas dabar darosi Izraelė. Kaip reikia net užmirusius kovoti, atidavinėti nusikaltėlius. Todėl, kad Tora moko. Didžiausias Dievo kūrinys yra žmogus. Bet apie psichologinį portretą tai yra žmonės, kurie baisiais laikais, kaip man sakė, kad aš Dievo bijojau labiau negu žmonių. O kaip taisyklė mes labiau bijome žmonių. Su viešpačiu bandome susitarti, tu matai, ką aš turėjau, ką aš galėjau. O su žmonėm tu turi gyventi. Ir tas kaimo bendruomeniškumas, man atrodo, ir padėjo tiek daug žmonių išsaugoti Lietuvoje žydų. Kada mes kalbame apie 1000 pasaulio tautų teisuolių, aš didžiuojuosi Lietuvą. Kada mes kalbame apie nužudytų skaičių, aš verkiu. Bet nieks nekalbam apie virš 2 milijonų liudininkų, kuriuo akyse tai vyko, kurie kai kurio daug kas turėjo materialinę naudą, nes liko tušti namai, kaip jūs sakėte. Bet jie nesijautė kalti. Kodėl mes, labai teisingai pasakyta, mes apie gelbėtojus nekalbam. Kodėl mes nekalbam apie gelbėjimus? Nes reikia kalbėti apie žudymą, o mes nenorime kalbėti apie žudymą. Už tai mes nenorime kalbėti ir apie gelbėtojus. Čia yra labai sunki ir labai gili tema. Ypač sovietmečių laikais, kada nebuvo žydų kapų, o buvo tik tai tarybinių žmonių kapai. Ir kada atsirado nepriklausomybė, paaiškėjo, kad mes turime nežinomų žydų kapus, nors yra sąrašai, galima atstatyti, kas yra nužudyti, tai irgi neaktualu. Mane žeidžia, kada ginčiasi, kiek Krakinės miške nužudyta, 5 ar 7 tūkstančiai žydų. Žinai, 10 vardų užrašyk. Gelbėtojo psichologinis portretas tai yra žmogus, kuris teisingai perskaitė ir atsiminė vienintelį viešpatės parašytą dokumentą dekalogą. Aš norėčiau truputėlį, labai teisingai, gerbiamas Daumantai, kalbate apie 1000 pasaulio tautų teisuolių, bet aš manau, kad mes negalim nuvertinti ir nevertinti būtent Lietuvos apdovanojimo žuvančiųjų gelbėjimo kryžių. Šitą apdovanojimą turėjau apie 1700 žmonių ir prasidėjo tas 1991 metais aukščiausioje taryboje priėmus būtent tą nutarimą prezidiume dėl apdovanojimo žmonių, kurie išreiškė, buvo humaniški Antro pasaulinio karo metais. Ir būtent 1992 metais prezidiumo aukščiausios tarybos nutarimu rugsėjo mėnesio 22 dieną buvo apdovanota 20 gelbėtojų. Tai buvo pirmieji, tame tarpe ir Ona Landsbergienė. O paskiau jau šitas apdovanojimas vyksta prezidento teikimu. Tai truputėlį diskutuokim. Aš neužmiršau apie gelbėtojų kryžių, bet aš su gelbėtojų kryžium turiu traumą. Ir paaiškinsiu kokią. Pagal nerašytą Lietuvoje nutarimą, įstatymą, nežinau dėl ko, skaitosi gelbėtojas gali gauti tik tie žūstančio gelbėtojų kryžių, tik tie, kuriem prasidedant Antram pasauliniam karui buvo 10 metų. Absoliučiai nelogiška. Man teko labai ilgai kovoti dėl Birutės Straupytės suteikimo vardo negimusi 303 metais. Jei nenorėjo duoti, jei nebuvo 10 metų. Tai dabar jūs man paaiškinkite, kur esmė yra. Tie vaikai, kūdikiai, kurie dar motinos įsčiose buvo ištremti, jie tremtiniai, o tie vaikai, kurių tėvai rizikavo jų gyvybę, neturi gelbėtojų statuso. Mane tai žeidžia. Jie galėjo lygiai taip pat žūti. Nesąmoningai žūti.
Pagaliau, žinot, vaikai yra vaikai. Jie visi matė, čia amžiaus grupė jaunesnė, aš jau nemačiau pats šito, aš jau nemačiau baisų vaikų ganančių žąsis ar ten dirbančių nuo 3-4 metų. Bet aš būdavau kaime, aš matydavau, kaip kaimo vaikai auga šitaip. Nei vienas netinginiavo ir jie visi viską matė. Ir jie pasidavė savo, jie tikėjo savo tėvai. Vat, ko mes dabar pavydėkim visi, kad jie tikėjo savo tėvais. Taip, labai puikiai replika. Mes truputėlį jau mūsų pokalbį sukame link pabaigos. Paskutinis klausimas, aš taip jį formuluoju kaip ir bendra visiems, kiekvienas galėtų pačiulbėtis, reiškia, tokia labiau optimistinė galbūt gaida. Jūsų patirtis įamžinat gelbėtojų atminimą, kuo galite pasidžiaugti, ką ketinate daryti, ką siūlytumėte daryti, kokie jūsų projektai. O toks klausimas. Direktoriau, nuo jūsų pradėsim. Na, aš vis tik tai dar norėčiau šiek tiek sugrįžti prie gelbėtojų psichologinio portreto ir jų motyvacijos priežasčių, kodėl jie tapo gelbėtojais. Tai man labai įsiminė daktaro Zigmo Vitkaus tyrimas apie gelbėtojų motyvaciją. Ir viena tokių svarbiausių priežasčių formavusių jų, reiškia, pasaulėžiūrą, jų asmenybės, tai buvo, reiškia, auklėjimas šeimoje. Kaip tėvai elgėsi su vaikais, kaip juos auklėjo. Jeigu tėvai juos auklėjo, sakykime taip, demokratiškai, daugiau žodžių, pamokymais, gerų patarimų, o ne rykštėm ir diržais, reiškia, tokioj kategorijoje gelbėtojų procentas buvo žymiai didesnis negu tarptų, reiškia, žmonių, kurių tėvai, sakykime, buvo tokie, žiaurūs gal netinkamas žodis, bet, sakykime, kurie buvo tokie labai valdingi, galbūt pikti, autoritariški ir labiau nepedagogiški, labiau kaip auklėjimo priemonė rinkosi, reiškia, barimus, bausmes ir lupimą diržu ar dar kokiais nors kitais įrankiais. Reiškia, tai suformavo asmenybės ir tie, kurie buvo auklėjami, sakykime, žmoniškai, tai jų empatijos jausmas, reiškia, sugebėjimas įsijausti į kito nelaimę, užjausti nelaimėje atsidūrusius žmonės buvo žymiai didesnis negu tų, kurie buvo auklėjami, švelniai tariant, nepedagogiškai, sakykime. Mes dabar padarysime truputėlį nedidelį inkliuzą ir mes turime gerbiamą Aldoną Rainytę, kuri norėtų mums tarti gražų žodį. Tai prašom. Mano bendramžiai, Vilniečiai, daug kas prisimena greitosios pagalbos vyrgydytoją Ginką. Man teko Ginko šeimoje pagyventi 63 metais apie daugiau negu pusmetį. Su jų šeima aš labai susidraugavau. Ginkas Mironas, vyrgydytojas greitosios pagalbos, parašė knygą, kurią turbūt daug kas skaitė per spygliuotą vielą, bet aš ten aprašyta, kaip jų šeimą gelbėjo lietuviai ir ypatingai Binkienė, Sofija Binkienė, rašytojo Binkio našlė. Keletą žodžių noriu pasakyti, kas dar to knygoje neparašyta, bet man papasakojo Ginko sesuo, Ginkaitė, Sonia Ginkaitė Šrabadienė. Iš viso Ginkai buvo tikrai labai draugiški, labai šilti žmonės. Man jie gyvenime tikrai labai daug padėjo ir todėl apie juos noriu pasidalinti. Reiškia, toj knygoje neparašyta tai, kaip Binkienė gelbėdavo žydaitės.
čia iš Sonios Šabadienės žodžių. Binkienė, gyvendama dideliame name, 2 aukštų name, kuriame antrame aukšte gyveno vokiečių kažkoks tai atsakingas gestapo darbuotojas. Pirmame aukšte ji gyveno jau našlė su 3 vaikais. Ji turėjo teisę laikyti tarnaitę žydaitę. Žydaitė todėl, kad žydaitė nereikėjo mokėti už darbą. Binkienės tarnaitė kartu su šeimininkė išeidavo į turgų apsipirkti, nešdama didelį krepšį, o jau ten buvo susitarta, kad pabėgusi iš geto žydaitė ateis į tą patį turgų, tada persivilkdavo drabužiais tarnaitės. Tarnaitė, iki tol buvusi tarnaitė buvo ūkininkų išvežama į kaimą, o žydaitė atėjusi iš geto, reiškia, su tos tarnaitės drabužiais grįždavo pas Binkienę į namus. Prie vartelių stovėjo sargybinis vokiečių, bet jis neatkreipdavo dėmesio, todėl kad atseit ta pati mergaitė. Tokiu būdu Binkienė išgelbėjo labai nemažai žmonių, skaičiaus aš negaliu pasakyti, bet labai gaila, kad čia jį buvo nepaminėta. Binkienė šitaip išgelbėjo, ne šitaip, gal kitokiu būdu išgelbėjo visą Ginkų šeimą ir jų tarpe jų kūdikį, kuris buvo ką tik tai gimęs prieš karo pradžią ir karo pradžioj patekęs į getą Kamą Ginką. Jis buvo 2 mėnesių, kai pateko į getą. Gete išaugo iki 2 metų ir 2 metų jis buvo su tėvu, reiškia, ir motina, sumanė ir Mironu Ginkais, buvo išgelbėtas Binkienės. Kama Ginkas dabar yra žinomas visoje Europoje ir net Amerikoje kaip įžymus režisierius. Jis yra 2 teatro mokyklų profesorius Helsinki ir Maskvoje. Tai va tiek norėjau papasakot apie Binkienę. Ir dar, kai aš gyvenau pas Ginkus, vieną vakarą didžiulis sujudimas. Atvažiuoja mamytė. Aš pagalvojau, kokia čia gali būti mamytė, kaip jie atrodo, jeigu patys Ginkai pagyvenę žmonės ir jau jų vaikai dideli, o atvažiuoja mamytė. Ir atvažiavo mamytė, labai graži, pagyvenusi moteris, tai buvo Sofija Binkienė. Reiškia, taip Ginkai gerbė tą moterį, kuri išgelbėjo jų šeimą. Ačiū uždėmesį. Ačiū labai už puikų liudijimą. Aš galiu aš paliudysiu visai kitą detalę, tokią netikėtą galbūt, kai mes su mokiniais Kristoforo gimnazijos vaikščiotojais patekome į svečius pas Kamą Ginką, jo teatre. Tai Kama Ginka pačioj pradžioje taip labai sunkiai kalbėjo lietuviškai, per 10 maždaug per 10 minučių jis taip kalbėjo, linksniai nesuėjo net. Jis staiga kalba ir visa lietuvių kalba staiga atsistato ir mes 2 valandas prakikenom, prasijuokim, visas pokalbis vyko lietuvių kalba, teatre, jaunimo teatre Maskvoje. Reiškia, tai toks liudijimas gali būti, tai labai smagus žmogus. Čia jums pritariu tikrai. Atsiprašau, galima ir Binkienės tema, jeigu galima. Aš buvau informuotas, kad dalyvaus jos anūkė Iga Makutinė. Skirtingai supratome. Tai aš galvojau, kad jinai būtent daugiau papasakos, todėl neliečiau. Bet Binkienė mes esame
labai dėkingi už tai, kad jinai išleido knygą Ir be ginklo kariai. Tai buvo pirmas 1967 metais leidinys, kuris taip plačiai ir gausiai aprašė apie žydų gelbėjimą ir įvairiais aspektais, apie 400 žmonių ir daug tais laikais buvo dar gyvų liudininkų, kurie, tai yra nepaprastai vertingas leidinys ir galbūt... Lygiai šiol vertingas, tas įdomiausia, lygiai šiol. Ir neperleistas, ačiū Dievui. Tai galbūt centras dar kartą ryšys tokiam su atitinkamais komentarais, kad mūsų pilietiškai neišprusęs gyventojas viską teisingai suprastų. O jeigu rimtai, tai ta knyga yra dar ko unikali, kad sovietinė cenzūra praleido visus gelbėtojus kunigus. Tengi krūva kunigų yra. Ir kažkaip jie pralindo per visą sovietinę cenzūrą. Ten daug kunigų ir dėja kai kurių vyskupų gėdai, tose klebonijose nėra jokio gelbėtojo lentelės. Ten yra krūva miestelio, kur tikrai būtent tie gelbėtojai klebonai būtent tenais gyveno. Ir gelbėjo net klebonijose kartais žmonės. Tai čia yra tokia detalė, labai gera provokacija dėl Binkienės. Tai tos knygos redaktorė, aš 2002 metais bendravau Izraelyje. Būtent jos mintis pirmoji buvo, kad reikėtų išleisti knygą, jinai dirbo Chaya Lipšitz. Jinai dirbo leidykloje Mintis ir leido tada knygas apie hitlerinkų įvairias piktadarybės. Tai jai kilo mintis, kad reikalinga ir pozityvą išleis kažką. Tai ir paskatino Binkienę išleisti tą knygą, bet cenzūra vis tik tai veikia. Ir pavyzdžiui, nepraleido Šimaitės, kur rašoma apie Šimaitę, tai kad jinai išgelbėjo mergaitė, kuri dabar gyvena Izraelyje, nes 67 metais buvo diplomatiniai santykiai nutraukti, todėl ačiū. Taip, Norbertai, pagal eilę, jūs dar kažkaip liksit našlaitis be pasisakymą. Aš jau pamiršau, koks klausimas buvo. Tai ir klausimas buvo užduotas. Taip. Apie amžinimą. Tai, o gal jūs norit visai ką kitą pasakyti? Ne, apie amžinimą. Pavyzdžiui, šiandien Vilniaus miesto istorinės atminties komisijai buvo minimos jau dvi pavardės ir galvojama apie vietą, bandoma nustatyti, kur ten gyveno ir taip toliau. Tai man atrodo, kad ateina, jeigu nieks čia nesugrius niekur ateinančių poros metų perspektyvoje, tai bent jau sostiniai, tai mes jau turėsime tų įamžintų vietų, pažymėtų, jau skaičiuosim gal apie keliasdešimt. Bet čia ir svarbiausia yra, man atrodo, kad kartais kalbam ir su jumis kaip kalbėjom, kad o kur paminklas bendras toks ir taip toliau. Aš kartais galvoju, kad gal ir gerai, kad nėra bendro paminklo, nes Lietuvoje taip atsitinka, kaip pastatoma kolektyviniam kažkokiam tai asmenim, kolektyviai kažkoks daiktas, galvojama, viskas, daugiau nieko nebereikia, padaryta. Tai man atrodo, čia svarbiausia yra tauro linija. Kiekviena istorija turi būti žinoma, o ne pasakom, čia yra 1000 žmonių paminklas. Tai kaip tame paminkle man pamatyti 931. Tai man atrodo, kad atskiros šita atmintis yra gyva ir yra svarbi tol, kol mes žinom tokias istorijas, kaip ponia pasakoja. Kuo mes daugiau tokių istorijų žinom, kuo daugiau mes esam konkrečių vietų pažymėję ir žinom konkrečių vietų ir galim pamatyti pakėlę galvą konkrečias pavardės, kad štai šitame name, kaip ir čia yra šalia, mes kažką esame, kažkas čia yra padaryta, tuo yra geriau. Tai man atrodo, kad šitas procesas įsivažiavo ir sveikatos visiems, kas užsiema. Matau, Rimantas lėtinėlė tiesiai jo. Aš pilnai sutinku būtent su ta pozicija, kad paminklas turi būti kiekvieno širdyje. Ir čia prisimena Vladislavo Taškūno, gelbėtojo pasaulio tautų teisuolio kunigo pasakymas, kad man svarbiausia, jeigu aš ką nors palikau žmonių širdise, o ne tai, kad man bus pastatytas paminklas ar kažkas panašaus.
Kalbant apie įamžinimą atminties, jūs kalbėjote apie bendrų paminklų, tai yra du įsipareigojimai. Vilniuje jau yra pastatytas kaip paminklas Onos Šimaitės beveik gatvėje, kad čia bus pastatytas paminklas pasaulio tautų teisuoliams. Yra Aš paminklas dalyvavau ir tautos namam būsimi. procese, tam procese 2018 metais, kaip iškilmingai meras kalbėjo, kaip užsienio reikalų ministras ir arkivyskupas ir žydų bendruomenės pirmininkė. O Kaune yra irgi jau nežinau kiek 20 metų turbūt Gertrūdos gatvėje, irgi akmuo, čia bus paminklas pasaulio tautų teisuoliams. Tai vat vyksta tokia konkurencija, kabutėse, tarp Vilniaus ir Kauno, kas ilgiau atlaikys nepastatęs paminklo, apie kurį įsipareigojom. Čia yra gėdos jau paminklai. Ta prasme. Kandi replika. Tai dabar, o dar Arūnas norės. Taip, ne, Daumantai, čiulbėkit. Klausimas, ką tu padarėjai. Mažai padariau. Tai daug mažiau žinom, bet taip, mažai padariau. Ką ruošiuosi daryti, nežinau. Aš labai impulsyvus žmogus, kaip sako, vat, žinot, kaip skrenda šarka ir mato kažką tai blizgančio ir nusileidžia ir pačiumpa. Tai aš taip ir gyvenu. Vat, pamačiau kažką sublizgėjo, nusileidau, paaiškėjo, kad ne tai nuskridau toliau. Mano visa tai, ką aš dariau savo gyvenime, išėjęs į pensiją ir naudodama savo likusį administratyvinį resursą, yra grinai impulsyvūs sprendimai. Kuom tikrai galiu pasidžiaugti, tai buvo pirmą kartą Lietuvoje pasaulio tautų teisuolių gatvė. Šarnelės kaime dalyvavo labai daug garbingų žmonių. Tai buvo įvykis. Kas įdomu, kad toj gatvėje iki šiol gyvena Mačernio palikuonis. Kas įdomu, kad Striaupienė yra Mačernytė. Bet koks yra žmonių rato pasaulis. Tam burbulė, kuriam tu gyvei, yra nuostatos, su kuriuom tu turi visą gyvenimą gyventi. Galiu pasidžiaugti paminklu likę laiptai, kuris stovi Šolomo Aleichem gimnazijoje. Jis yra skirtas nužudytiems Vilniaus geto vaikams. Ta paminklą mažai kas lanko, mažai kas žino. Bet tai yra nuostabus architekto, skulptoriaus Mindaugo Šnipo darbas. Ir kada mes kalbame apie žuvusius, mes visuomet galvojame apie gelbėtojus. Mes turime saugoti kiekvieną kropelytę, kuri mus ryša su tą praeitim. Prieš 3 metus pavyko su vienu šviesiu kunigu rasti Žaslių sinagogos Chanukiją, perdarytą į bažnytinį šviestuvą, žvakidę. Restauravom, atstatėm, dabar galite į parodą nueiti, pamatysite kaip Lietuvos meno vertybę. Paskutinį kartą sinagogoje jinai degė 1940 metų gruodžio 25 dieną, sutapo šventės. Dalyvavau filmuose, kuriant apie Mašą Rolnikaitę, jinai labai daug dėmesio skiria gelbėtojam. O čia labai gerai buvo pasakyta apie cenzūrą knygom. Maša Rolnikaitė savo knygą parašė lietuvių kalba maždaug 56 metais. Atidavė ją, mano žiniom, spausdint Lietuvoje 59 metais. Ir 4 metus tą knygą kaip karštą bulvę Glavlitas stumdė su Partijos istorijos institutu, kad negalima taip lengvai pasakoti apie tokius žiaurius dalykus ir aplamai ten nebuvo nieko sovietiško. Tai tam, kad tą knygą išleistų, ten buvo įdėta, kaip mes laukėme rusų armijos, kaip viskas buvo gerai. Dabar, kai aš bandau mokyklom pasakyti, kad skaitykite, nereikia skaityti vieną Aną Frank. Yra mes čia Lietuvoje, sako, žiūrėk, kiek ten yra sovietizmo. Yra. Arba tos knygos nebūtų buvę, arba mes ją turime tokią, kokia yra suredaguota Glavlito ir
Lietuvos komunistų partijos istorijos instituto. Mano karta moka skaityti tarp eilučių, mokykimės irgi. Ir Rimantas nori papildyti truputėlį? Aš tęsdamas būtent Jo mes tai baigsim. Daumanto mintį apie tai, kuo pasidžiaugti galima padarytais darbais, tai turbūt galėčiau pasidžiaugti tuo, kad viena nelaimė nepavykus įrengti Onos Šimaitės atminimo lentą būtent toj gatvėje, kur jinai gyveno, bet pavyko paskiau įkalbėti rektorių universiteto Benediktą Juodką ir tą lentą įrengti Daukanto kiemelėje ir kaip dabar jinai tapo tokia vieta, kur vyksta. Jinai prigijo. Jinai prigijo, lygiai taip pat kaip ir slėptuvėje Ignoto gatvėje, kur Stakauskas, Žemaitis ir sesuo Mikulska slėpė 12 žydų. Tai manau, kad tie du dalykai pavyko, o siekis yra dabar parengti dokumentus, kad būtų dar galima pristatyti 2 pasaulio tautų teisuolius. Būtent padėti Samueliui Bakui surinkti pakankamai medžiagos dėl pasaulio tautų teisuolių arba bent žydų žuvančių gelbėjimo kryžiumi. Rimante, jeigu galima, aš paskutinį noriu sakinį pasakyti. Yra tokia vieša įmonė Šalom Akmenė, vadovaujama 2 entuziastų. Ir jie pasinešė ir 2 metus tvirtai dirba pastatyti Onai Šimaitei paminklą Akmenėje, kur jinai gimo ir gyveno 8 metus. Tai ten daug visokių kliaučių, aš nenoriu lyst, visi visuomet kalti, tas to nepadarė, anos užmiršo, bet dabar tiesiog noriu, kad tai praskambėtų viešai, kad panašu, kad gaunami visi leidimai statyti tam paminklui ir noriu viešai padėkoti rajono merui ponui Vitalijui Mitrofanovui ir Lopaičiam už tai, kad jie pradėjo pinigų rinkimą bronziniam paminklui. Visi, kas norite, kam tai svarbu, prisijunkime, nes bronza nėra pati pigiausia medžiaga. Ačiū. Va. Taip, Norbertai, ar Arūnas dar? Čia jeigu sugrįžtant iš šios laikus, iš šias dienas, tai iš tikrųjų man irgi apmaudu labai dėl to, kad jau 2018 buvo tas pirminis akmuo pritimo tam kvartalė paminklui pasaulio, žydų gelbėtojams ir kažkaip kodėl viskas taip stringa, juk čia nėra kažkokia, sakykime, toks dalykas, kur galėtų būti kažkokios skirtingos nuomonės tų klausimų. Man atrodo, visi tam pritartų, o 2018 ir nuo to pirmo akmens nieko nepadaryta. Tai, nežinau, yra gražus pavyzdys, sakykime, tas Kryžkalnio memorialas partizanam, žuvusiem partizanam, kur yra raidės irgi dedamos. Tai gali būti paminklas žydų gelbėtojams, gali būti ir pavardės tam paminkle iškaltos, sakykime, pasaulio tautų teisuolių ar žuvančių gelbėjimo kryžiumi apdovanotų. Tai, man atrodo, toks akcentas būtų gal visai gražus. Jis nebūtų toksai visiškai abstraktus, beveidis, bet būtų su konkrečiom pavardėm. Kitas dalykas, dabar, kaip žinote, yra tas priimtas vadinamas desovietizacijos įstatymas, kur keičiamai masiškai gatvių pavadinimai iš sovietinių keičiami į, tarkim, lietuviškus pavadinimus. Vietoj melioratorių, ar ten Cvirkos, ar visokių kitų, reiškia, gatvių. Keičiami pavadinimai. Tai kažkas, kiek pamenu, čia ir kai buvo tas priimamas įstatymas naujas, ne įstatymas, bet papildyta atmintinų dienų įstatymas, kad kovo 15 bus žydų gelbėtojų diena, tai buvo tokia mintis išreikšta, kad tiesiog miestuose, miesteliuose yra proga, keičiant gatvę, vieną kažkokią gatvę suteikti vietiniam žydų gelbėtojui ar pasaulio tautų teisuoliai, pavadinti to miesto gatvę, iš kurio, sakykime, to miesto ar to rajono kilęs žydų gelbėtas, jo vardu pavadinti
to vietos miesto ar miestelio gatvę. Manau, kad tai yra graži iniciatyva, galbūt ją reikėtų kažkaip tai suaktualinti ir per Seimą, ir per žiniasklaidą, kad kiekvienam rajono centre tikrai, manau, galima surasti gatvę, kurią galima būtų pavadinti Pasaulio tautų teisuolio vardu. Yra gražių iniciatyvų, man atrodo, Šiauliai pirmieji padarė skverą, pavadino Pasaulio tautų teisuolių skverų Šiauliuose. Yra graži iniciatyva, kuri mažai žinoma, galbūt, kad pernai metais Aušros vartų gatvėje atidengta irgi atminimo lenta kunigui Alfonsui Lipniūnui, Štuthofo kaliniui, kuris, kaip sakoma, irgi dabar netgi pradėta beatifikacijos procesas, kad jis bus, manau, kad galbūt greitų laiku bus paskelbtas palaimintuoju, o galbūt už praėjus 100 metų ar mažiau bus ir šventuoju, reiškia, paskelbtas Lietuvoje, kuris irgi, reiškia, prisidėjo prie pagalbos žydams. Na ir man sufleruoja Dovilė, kad čia Tuskulėnuose pernai rudenį, taip, buvo atidengta, reiškia, atminimo lenta žydų gelbėtojams, Tuskulėnų dvaro šeimininkams, Antonovičiams, taip, Antonovičių šeimai. Žodžiu, yra daug darbų, yra daug gražių darbų padaryta, bet dar daugiau galima padaryti ateityje. Labai geras sakinys. Kaip tik mūsų diskusijos pabaigai. Pakartokite. Daug gražių darbų yra padaryta, bet dar daug gražių darbų reikia padaryti ateityje. Tai ačiū visiems dalyviams, dėkojame prelegentams. Gražaus dabar pabuvimo, dar čia niekur, mes dar galim čia pabūti. Tai ir pabūkime.